Susipažinkite su metų socialiniu partneriu, verslininke Loreta Mazaliene. Įtemptos darbinės veiklos nestokojanti moteris randa laiko ne tik šeimai, verslo plėtrai, bet ir aktyviai prisideda prie informacijos apie globą ir įvaikinimą sklaidos. Prieš 3 metus dovanomis parėmusi globėjų šventę moteris tapo Gargždų socialinių paslaugų centro globos padalinio ambasadore. Nieko nebūna turbūt atsitiktinai, tai tas ir buvo variantas, kad aš pagalvojau, kad aš pati nuvešiu. Nes galbūt buvo labai įdomu pasižiūrėti, kas tai per renginys, kaip jisai vyksta, kokios tos gerosios idėjos įvaikinimo ir kokios tos šeimos, kurios įvaikina vaikus arba kurios prisima globoti vaikus. Pirmoji pažintis virto iki šiol tebesitęsiančią draugystę. Loreta aktyviai prisideda organizuojant įvairias viešinimo akcijas. Visada noriai dalijasi savo patirtimi, žiniomis, dalyvauja ir finansuoja įvairius renginius. Po truputėlį tiesiog pradėjau galvoti, kad ta veikla, kurią ten daro tie žmonės, jinai labai yra svarbi. Ir kad visuomenė apie tai nieko nežino ir kad reikia jiem padėti, kad juos kas nors matytų. Socialinė veikla Loretai nebuvo svetima ir iki tol. Drauge su Gargždų veiklių moterų sambūriu vaikus su negale auginančioms mamoms ji organizuodavo bendrus pasisėdėjimus. Jie suteikdavo atokvėpį nuo rutinos pavargusioms šeimoms, o visuomeniai skleisdavo žinią, kad savo tarpe turime žmonių su negale, kuriems taip pat reikia socializuotis. Veiklios moterys buvo vienos pirmųjų sakiusios, kad Gargžduose būtinai turi atsirasti socialinių paslaugų centras. Būtinai reikia tokiom šeimom turėti kur nuvesti vaikus, palikti bent keliom valandom, kad mama galėtų, bent į kirpyklą nueiti. Ar dar, nes iš tiesų problema buvo beprotiškai gili ir labai sunki. Šią vasarą savo įmonėje Loreta įdarbino ir vieną tėvų globos netekusi jaunuolį, kuriam bandė suteikti vertingų darbinių ir gyvenimiškų pamokų. Tai yra parodyti žmogui, kad yra kitoks gyvenimas, kad darbas nesusideda vien tik tai iš nelegaliaus uždarbio, kur tu šiandien nueini pakasė į griovį, nunešė dar kartą, ten davė kažkas 50 eurų, kažkas 5 eurus. Kad darbas tai yra atsakomybės, tai yra pareigos, tai yra ėjimas nuo ryto iki tam tikros valandos, tai yra kolektyvas, kuriame tu esi kaip gyvas organizmas, su kuriuo kartu tu geri kavą, kartu tenai kalbėsi apie kažką, parodyti, kad yra kitokių žmonių ir kitaip gyvenančių. Loreta tiki, kad padėti vienas kitam gali kiekvienas, tereikia išdrįsti paprašyti, o socialiniams darbuotojams ji linki stiprybės itin nelengvame ir atsakingame darbe.